Så hallo alle sammen. Olo, hvordan går det? Det går bra. Så hvordan har det vært i dag? Laukit. Aha. Det kaldt. Kaldt. Det er kaldt. Det er kaldt. Ja. Snør det? Pakartokit, ko dar klausit? Snør det? Nei. Nei, det snør ikke. Ok. Ja. Remigio, hvordan går det? Det snør. Nei. Hvordan går det? Jāklausa, kaip sekasi. Det går fint. Det går fint. Yes. Aha, så hvordan har vært? Dabar klausiu, koks oras. Det snør. Det snør. Er det kaldt? No. Nei, det er ikke kaldt. Nei. Ok, greit. Dario, hvordan går det? Так, det går det bra. Er det kaldt i dag? Nei, det snør. Ja, så det snør, og det er ikke kaldt. Ja. Ok. Letaure, hvordan går det? Går det bra? Det går bra. Aha, Det går bra. Er det kaldt i dag? Nežinau, kaip pradėti. Er šalta, ja eller nei? Ja, kaldt. Det er kaldt. Det er kaldt. Snør det? Nei. Nei, det snør ikke. Ok. Ilona, hvordan går det? Mokytoja, aš praeitos pamokos nespėjau peržiūrėti, nes buvo intensyvi savaitė, bet aš pabandysiu atsakyti gerai. Viskas gerai? Taip, det går veldig bra. Det går veldig bra. Så hvordan har vært i dag? Det er kaldt. Det er kaldt. Snør det? Nespratau. Kausar sninga, snør det? Nei. Nei. Ok, tusen takk. Lukne, hvordan går det? Det går fint. Så hvordan har vært i dag? Det er veldig kaldt. Det er veldig kaldt. Ja. Så snør det? Nei, Nei, det snør ikke. det snør ikke. Svetlana, hvordan går det? Det går fint, takk. Er det kaldt i dag? Galit pakartot? Er det kaldt i dag? Ja. Ja, det er kaldt. Snør det? Ja. Ja, det snør. Greit. Gitte, hvordan går det? Det går fint. Hvordan har vært i dag? Kaip sakėt? Hvordan har vært i dag? Altså, jūsų kaip yra oras šiandien? Det er kaldt og snør. Ja, så det er kaldt og det snør. Greit. Tusen takk. Ok, hva skal vi gjøre? Så vi skal prøve å huske hva vi lærte før. Tai ką mes šiandien veiksim, pabandysime prisiminti tai, ką mokėmės. Praeitą pamokėlę, praeitą kartą mokėmės prisistatyti, mokėmės esamą laiką, tai šiandien viską tai susumuosime. Ir taip pat šiandien mokinsimės labai svarbią temą, tai žodžių tvarka. Tai būtinai pasižiūrėsim
kaip susidaro sakiniai, tai būtų šiandien prašymas, jeigu yra įmanoma, tai norėčiau matyti jūs visus, kiek tik įmanoma, kas nenorite ar negalite, tai neįsijunkite, bet būtų labai gerai, kad jūs visus matyčiau, kad matyčiau, kaip reaguoti, nes tikrai sakiau, labai svarbi tema šiandien. Ok, så kanskje vi kan begynne, og vi skal oversette først. Taigi pirmiausia, pabandysime paversti. Tai Pauliau, ar prisimenate, kaip pasakytume labai ačiū? Tusen takk. Tusen takk. Gerai, čiate galite parašyti. Tuoj galiu. Tai aš tas klaviatūros raidės parašau. Taip, tusen takk, puikiai. Remigijau, gero savaitgalio. Good health. God helg, ar galite parašyti? Ne, manau, kad neparašysiu. Neparašytas, gal tada Darius parašys vietoj Remigijaus. Pabandykim. Gerai. Tada dar Darius, sakykime, nėra už ką. Mm, Pamiršau. Gerai, gal Liutauras padės? Bare Higelį. Bare Higelį, Liutaurai parašykime. Taip, na, su Bare Higelį buvo klaidelių. Bet taip, ilgoji vietoj U. Bare Higelį. Ir sakom ties į, sustojam tarti, o rašom į G. Bare Higelį G rašom. Bare Higelį. Taip, Ilona, labas vakaras. Tai god kveld. God kveld. Taip, teisingai. Aš jums jau ir parašiau, Ilona. Taip, god kveld. Taip, tęsiam tada toliau. Lukne, susimatysime. Vi ses. Gerai, Lukne, parašykite. Gerai, irgi dar kada vienas kairės parašau. Visies. Gerai, Svetlana, atsiprašau. Unčil. Unčiai. Ar galite parašyti? Bandau. Labai gerai. Inčiai. Gerai. Ir tada gyti. Viskas tvarkoj. All i orden. Alt į orden. Pabandykime All parašyti. i orden, ja. Gerai. Alt į orden. Puikiai. Ir Pauliau, labas vėl. Labas vėl. Hi, Ian. Ian. Gerai, parašykite. Tuoj. Nežinau, ar taip. Aha, viskas gerai. Hi, Ian. Hi, Ian. Labas vėl. Gerai. Ok, så hva skal vi gjøre nå? Jeg skal si noe til dere, og dere skal svare. Tai ką dabar veiksim? Pabandysime taip. Aš jums kažką tais pasakau, jūs turite atsakyti. Jeigu tai yra klausimas, jūs atsakote. Jeigu tai yra frazė, sureaguojate į frazę. Tai pabandysim žodžiu. Na tai, Pauliau, pradėsim nuo jūsų. Haliu, Hi. vad heter du? Hei, jeg heter Paulus. Hyggelig å hilse på deg. Hyggelig å hilse på deg.
Palaukit, ieškau, ką reiškia. Tas gerai. Higgelio Hilsepadai, malonu susipažinti. Ai, ieškau. Ilgemode. Måte. Hvor kommer du fra? Jeg kommer fra Litauen. Hvor bor du? Jeg bor i Bergen. Hvilke språk snakker du? Jeg snakker engelsk og litauisk, litt norsk og litt russisk. Snakker du tysk? Tysk. Tysk. Palaukit. Hva reiškia tas tysk? Vokiečių. Ar snakker du tysk? Jeg ikke snakker tysk. Ok, jeg snakker ikke tysk. Hvordan går det? Hvordan går det? Det går fint. Greit. Unnskyld. Unnskyld. Mhm. Man skaitė nėra už... Ne, kaip pasakyti. Viskas tvarkoja, viskas gerai, nieko tokio. Ja. Alt i orden. Visas? Ką det? Šaunu. Gerai, puikiai. Remigijau, bandom. Hallo? Hallo, Hva heter du? jeg heter Remigijus. Hvor kommer du fra? Jeg kommer fra Litauen. Hvor bor du? Jeg bor Klofte. På Klofte. Hvilke språk snakker du? Jeg snakker Litauen og Russian. Litauisk og russisk. Litauisk, russisk. Yes. Hvordan går det? Det går fint. Hyggelig å se deg. Hyggelig å se deg. I like måte. Vær så god. Vær så god. Ką reiškia mokytojau? Vær så god reikštų prašom. O tu kaip atsakyti tokį maršą? Ačiū. Tak. Ačiū. Ai, tak. Так. Hade? Det er bra. Ade. Hade. Gali tiesiog atsakyti. Gerai. Gerai, dariau, bandykime. Bandom. God kveld. Atsiprašau, pakartokite, jeigu galite, negirdėjau. God kveld. God kveld. Hva heter du? Jeg heter Darius. Hvor kommer du fra? Jeg kommer fra Litauen. Hvor bor du? Jeg bor i Kretinga. Hvilke språk snakker du? Jeg snakker litauisk og engelsk og litt norsk. Snakker du russisk? Nei, jeg ikke snakker russisk. Jeg snakker ikke russisk. Hvordan går det? Jeg går det bra, veldig bra. Det går veldig bra. Ikke jeg går. Det går. Ja. Vær så god. Takk. Unnskyld. No. Grei. Unnskyld. Ja. Ką aš turiu atsakyti? Kas gerai, viskas tvarkoja, nieko tokio. Alt i orden. Alt i orden. Visas? Vi høres. Vi høres. Gerai, puikiai. Taip, Laurija, bandykime. Taip. Hallo. Hello. Hyggelig å se deg.
I lygia måte. Hva heter du? Jeg heter Liutauras. Hvor kommer du fra? Jeg kommer fra Litauen. Hvor bor du? Jeg bor i Holmestrand. Mhm. Bor du i Litauen? Jeg bor på Šiauliai. Ja, så du bor i Šiauliai, ikke I på. Šiauliai. Ja, ja. så du bor i Šiauliai. Hvordan går det? Det går bra. Hvilke språk snakker du? Nelabai supratau. Hvilke språk snakker du? Kokiam kalbom? Jeg snakker litauisk, engelsk og russisk. Mhm. Bare hyggelig. Takk. Ja, jo, atvirkščiai, aš sakyti takk, jis bare hyggelig, unnskyld. Okay. Unnskyld, Bare hyggelig. Nei. Unnskyld, sakau atsiprašau, sakote viskas gerai, viskas tvarkoja. Alt i orden. Visas? Visas. Gerai, puikiai. Ilona? Hei. Hei igjen. Mhm. Hva heter du? Čia kaip sekasi. Nei, hva heter du? Kuo tu vardu? Jeg heter Ilona. Hvor kommer du fra? Jeg kommer fra Litauen. Hvor bor du? Jeg bor i Vilnius. Hvilke språk snakker du? Čia kokiam kalbom kalbu, taip. Taip. Jeg snakker litauisk, engelsk, polsk og russisk. Mhm. Snakker du norsk? Nei. Nei, bare litt, ikke sant? Ok, unnskyld. Nesupratau. Unnskyld, sakau atsiprašau. Sakykite, viskas gerai, viskas tvarkoja, nieko tokio. Man reikia surasti, aš čia truputį atsilieku šiandien. Viskas gerai, turim laiko. Aha. Gerai. Nelabai randu, kaip pasakyti. Tai... Paprasčiausias būtų D ar UKO. D ar UKO. D ar UKO. Ir vardan gorde. Dedgård Fint. Hade. Hade. Gerai. Lukne. Hei. Hallo. Gerai, sėdai. Lygia måte. Hva heter du? Jeg heter Lukne. Hvor kommer du fra? Jeg kommer fra Litauen. Bor du i Litauen? Nei, jeg bor ikke i Litauen. Hvor bor du? Jeg bor i Narvik. Hvilke språk snakker du? Jeg snakker litauisk, engelsk, russisk og litt fransk og norsk. Snakker du svensk? Nei, jeg snakker ikke. Hvordan går det? Det går fint. Takk. Aha, takk. Vær så god. Nei. Hva du sier? Takk. Bare hyggelig. Unnskyld? Ingen årsak? Ingen årsak. Ingen årsak. God helg. Ha det. Det kan være, eller du kan si i like måte. Ja, i like måte. Ok. Svetlana, hei.
Hallo. Hvordan går det? Det går bra, takk. Hva heter du? Jeg heter Svetlana. Hvor bor du? Jeg bor på Eidsvollverk. Hvor kommer du fra? Jeg kommer fra Litauen. Hvilke språk snakker du? Jeg snakker litauisk, russisk og litt norsk. Snakker du tysk? Nei. Nei. Ja, Nei. Vokisk. Nei. Nei. Ok, så jeg vil spørre Unnskyld, jeg glemte. Ok, så unnskyld. Oi, užkrito. Alt i orden. Alt i orden. Takk. Nežinau, ką atsakyti. Nėra už ką. Tai būtų bare. Bare hyggelig. Bare hyggelig. Vises. Dabar gal geriau atsakyti vihorės. Galima, vi høres, så susigirdėsim. Ok. Gitte, hei, hei. God kveld. Hva heter du? Jeg heter Gittes. Hyggelig å se deg. Hyggelig å se deg. I like måte. Hvor kommer du fra? Jeg kommer fra Litauen. 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 Hvor bor du? Jeg bor på Opaker. Hvilke språk, Opaker. hvilke språk snakker du? Snakker du litauisk, engelsk? Jeg snakker litauisk, engelsk og litt norsk. Snakker du tysk? Nei. Ok. Unnskyld. All i orden. God helg. God helg. God helg, ja. Vi ses. Vi ses. Vi ses. Ok, greit. Gerai, šaunuoliai, matau, visi puikiai pasiruošę. Taip, dabar tai, ką tik padarėm, norėčiau, kad pavežtumėte raštu ir į chatą kiekvienas parašytumėte apie save. Kuo jūs vardu, iš kur atvykot, kokiom kalbom kalbat, kur gyvenat ir parašykite dar vieną mandagumo frazę. Tarkim, malonu matyti tave, malonu susipažinti. Iš viso kiekvienas 5 sakinukus į chatą. Tai prašymas visus sakinukus 5 parašykite ir tada spauskite Enter, kad nebūtų po vieną žinutę.
Aš atsiprašau, nerandu savo klaviatūrai norvegiškos raidės A su burbuliuku viršui, tai aš žinau tam žodį, kad turi būti tas burbuliukas, bet nerandu klaviatūrai kol kas. Aha, tai prie klaviatūrai, žiūrėkite, atrasite raideles prie L raidės ir reikia keliauti į dešinę. Prie L raidės į dešinę vienas mygtukas šita raidė, dar labiau į dešinę šita raidė, o nuo P į dešinę rasite štai šitą raidę. Tai nuo P į dešinę vienas mygtukas ir nuo L į dešinę dvi raidelės. Bet jeigu ką įdėjau. Galit dar kartą priminti klausimus? Taip, tai jums dar kartelį pakartoju klausimus, tai reikia parašyti, kuo jūsų vardu, iš kur atvykot, kur gyvenat, kokiom kalbom kalbate ir parašykite vieną mandagumo frazę. Ačiū.
Gerai, matau, kad dauguma jau parašė, dar kol kiti rašo, galima pradėti tikrinti. Taip. Pirma parašė Luknė, skaitykime. Ir matau, kad padariau 2 klaidas. Mes skaitykime. Kur čia man? Jeg heter Lukne, jeg kommer fra Litauen, jeg bor i Narvik, jeg snakker litauisk, engelsk, russisk og litt norsk og fransk. I lygia moter. Taip, tai rusisk 2 raidelės, Yeah. 2 T. Aha, ir tas į lygią moteną, čia nelabai mandagumo frazė, čia tas man taip pat. Aha, tai jums reikia kažką Higelio sėdai, Higelio dėdai. Higelio tredje, ja. Gerai. Svetlana, matau antrą paraštę, skaitykite. Tuoj garsiakalbį tik įsijungiau. Jeg heter Svetlana, jeg kommer fra Litauen, jeg bor på Eidsvoll Verk, jeg snakker litauisk, russisk og litt norsk. Hyggelig å hilse på deg. Aha, tik tai lit turėtų būti 2 raidės ir rusisk 2 raidės pradžiai. Jo, žinau, replį paskui padariau dar, bet... Aha, matau. Aha, repliką matau. Dariu. Jeg heter Darius. Jeg bor i Kretinga. Det går ganske bra. Jeg snakker engelsk, litauisk og litt norsk. Hyggelig å hilse på deg. Ir tik tai prisikabinsiu truputį. Heter 1 T. Bur tai paprasta O. Būri. Gerai. Jo, Įmonė. turbūt gal suklydau. Ilona. Aš čia gaunas, kad truputį sukčiauju, ar ne? Nes aš atsidarius tą failą, bet galiu perskaityti. Hi, jeg heter Ilona, jeg kommer fra Litauen, jeg bor i Vilnius, jeg snakker litauisk, engelsk, polsk og rusisk. Hyggelig å hilse på deg. Gerai, puikiai. Nesvarbu, kad sukčiaujam, svarbiausia, kad bandom. Gerai, Remigijau. Tik tai garsą Remigijau įsijunkite, negirdim. Godt kveld. Jeg heter Remigius. Jeg kommer fra Litauen. Jeg snakker Litauen, russisk og litt norsk. Irgi Hyggelig šitą å hilse på deg. pasikabansiu. Aha, tik tai jeg snakker litauisk. Litauen tai yra Lietuva, o litauisk lietuvių. Taip pat rusisk 2 raidelės priekyje. Ja. Aha, Litauen didžiąją raidę, bet pasakyta puikiai. Pauliau. Jeg heter Paulus, jeg bor i Bergen, jeg kommer fra Litauen. Jeg snakker litauisk og engelsk, litt norsk og russisk. Žinau, rusisk irgi neparašiau. Hyggelig å treffe deg. Gerai, puikiai. Na, tai šios dienos žodas rusisk su 2 raidėm. Gerai, Gytė. Jeg heter Gytis. Jeg kommer fra Litauen. Jeg snakker litauisk, engelsk og litt norsk. Det er kaldt og snør. Hyggelig å hilse på deg. Gerai, žiūrim dar šiek tiek įrašypą. Det er kaldt og snør, tik tai OG rašom. OG. Aha, ir hyggelig, nereikia 2 L raidžių ir dai trūksta. Hyggelio hilse po dai. Taip, Liutaurai. Pas mane kompiuteris senas, tai nerandu norvegiškų raidžių ir kamera neveikia. Gerai. Parašiau be norvegiškų raidžių. Jeg heter Liutauras, jeg bor på Holmestrand, jeg kommer fra Litauen, jeg snakker litauisk, engelsk og russisk. Hyggelig å hilse på deg. Jo, tai dabar iš ko trūksta litauisk į raidelės trūksta priešais Jo, S. aha. Ir rusisk šios dienos žodis Taip, be S raidės. Ir O burbuliukas, ar ne, irgi po, irgi burbuliukas. Taip. O ką, einam toliau ir dabar šiek tiek padirbėsime su įvardžiais. Praeitą kartą mokinomės įvardžius,
Tokius kaip jei, du, han, hun, vi, dere, de. Dabar žiūrėkime. Vietoj tų brūkšniukų turim pavartoti teisingą įvardį. Parodo pavyzdį. Va heter du, kuo tu vardu. Tai tarsi mes sakom, jei heter Nils. Aš vardu Nils. Tai pabandykime po sakinį skaityti ir aišku, tuo pačiu ir išsiversti, Pauliau. Hvor kommer du fra? Iš kur tu atvykai? Jeg kommer fra Tromsø. Tromsø. Aš atvykau iš Tromsø. Taip, aš atvykau iš Tromsø, teisingai tariau. Negirdim dariau. Atsiprašau, gerai. Hvor ar Ane? Hun ar i Bien. Bien. Ar pavyktų išversti pilnai? Kur yra Ane? Ji yra mieste. Šitaip? Taip, hun ar i bien. Liutaurai. Hvor Tom? Tom her? Vietoj Tom, sakykime, jis, kaip pasakytume. Hvor han? Han her? Taip, han ar har. Ar pavyktų išversti? Kur jis yra? Jis čia? Taip, jis yra čia. Yra čia. Ar tai reikštų čia. Han ar har. Jis yra čia. Taip, tęsiant toliau. Ilona. Tai čia bus va jordere. Gerai perskaičiau. Va jordere. Ar galim išsiversti iš karto? Nelabai žinau, kas yra jor. Darai. Tai ką jūs veikiate? Tai vi spiser ar spiser? Spiser. Spiser middag. Mes valgome vakarienę. Gerai. Vi spiser middag. Mes valgom vakarienę. Ugne? Når kommer dere? Taip. Vi kommer snart. Ką reiškia nor? Kada? Kada jūs atvykote? Mes atvykome snart, dabar. Greitai. Greitai, snart. Okay. Kada jūs atvykstate? Mes atvykstame greitai. Svetlana. Kommer Ane o Tom. Atvyksta Ane ir Tomas. Kažkas tokio. Taip, taip. De kommer snart. Teisingai. Taip, jie atvyksta, bet greitai gausis viršuje. Taip, snart, greitai. Gerai, sekundinį įdėsiu jums į bendrą failą. Gerai, keliaujam toliau. Vargu šiek tiek lengviau, kadangi reikės pasirinkti tik du įvardžius, arba han, arba hun. Bet bus nemažai naujų žodžių, tai jos būtinai pasižymim. Gyti, pradėkime. Hvor Marija? Marija. Han her. Hun. Hun Her. her. Kur yra Marija? Jie yra čia? Taip, ji yra čia. Pauliau. Hvor mama? Kur yra mama? Tai hun į butiken. Jie yra, nežinau, parduotuvėje? Taip, butik yra parduotuvėje. Čia butik yra parduotuvė, o į butiken, tai čia būtų parduotuvėje. Parduotuvėje. Tai ji yra parduotuvėje. Remigijau. Hvor jobber kona di? Tai kur dirba žmona tavo? Teisingai.
Hun jobber på postkontoret. Tai ji dirba pašto skyriuje. Taip, dabar tik tai tarimas. Čia yra jobber, J raidė. Taip, čia yra kūna, U raidė. Kūna. Ir šitas žodis, čia yra post, o čia yra kontūrė. Kontūrė. Kontūre. Postkontūrė, pašto skyrius. Mhm. Taip, tai kur dirba tavo žmona? Ji dirba pašto skyriuje. Hvor jobber kona di? Hun jobber på postkontoret. Taip, tęsiam Dariau. Hvor ar papa? Papa, nežinau kaip ten sako. Papa, viskas gerai. Han ar har? Gerai, Kur yra tėtis? Jis yra čia. teisingai. Liutaurai. Hvor Tomas? Han på jobben. Teisingai. Kur yra Tomas? Jis yra darbe. Gerai, Ilona. Vilken klasse går sonen din i? Han går i 5. Taip, han går i 5. Tai aš pirmo sakinio nelabai gal kelintoj klasiai. Taip, į kurią klasę Mhm. eina? Į kurią klasę eina sūnus? Mhm. Ar ne? Taip, taip. Jis eina į 5. klasę. Taip, jis eina į 5, teisingai. Dabar žiūrėkite, mes vertėme 2 žodžius, tiek di tavo, tiek din tavo. Ne? Klausime, kur dirba tavo žmona ir kur dirba tavo sūnus. Mūsų lietuvių kalboje tai viskas įprastai. Žodis tavo gali būti ir moteriškai giminiai, ir vyriškai. Tavo katė, tavo šuo, tavo draugai, visą laiką tavo bus tas pats. Norvegų kalboje žodis tiek tavo, tiek mano bus skaitomas pagal giminę ir skaičių. Tai jeigu jūsų daiktavardis yra moteriškos giminės, pavyzdžiui, žmona, todėl bus ir moteriškos giminės žodis tavo, di. Jeigu jūsų žodis yra vyriškos giminės, pavyzdžiui, sūnus, tai ir žodis tavo taip pat bus vyriškos giminės, din. Aš čia tik užsimenu, kad kuo jie skiriasi, vėliau mokinsimės plačiau, bet, kaip sakiau, žodis tavo bus skirstomas pagal giminę. Ar tai vyriška, ar tai moteriška, ar nekatroji, ar daugiskaita. Tai čia, kaip ir minėjau, šiek tiek vėliau. Gerai, ir ar yra klausimų kokių? Ne? O kas negerai? Tada keliaujam toliau, tai jūs tik įdedu. Gerai. Ir dabar pabandysime dar šiek tiek vieną užduotėlę su įvardžiais. Vietoj vardų, vėlgi įvardis. Safero Haifa går på norskurs. Saferi Haifa eina į norvegų kursus. De går på norsk kurs. Girdit, šią raidę atsiranda kurs. Bet kokie kursai, nebūtinai norvegų, bet absoliučiai bet kokie kursai visą laiką su prielinksniu po. Šitą reikia žinoti. De går på norsk kurs. Gerai. Tęsim Ugne. Haifa. Moteriška ar vyriška? Moteriškas vardas. Moteriška. Haifa kommer fra Irak. Hun kommer fra Irak. Gerai. Hun, ja. Tai Haifa atvyko iš Irako. Ji atvyko iš Irako, jo. Ilona. Safer ar fra Somalija? Čia vyras, aš kartu sakau. Ką sakėt? Čia vyriškas vardas Safer. Supratau, tai čia Han ar fra Somalija? Taip, teisingai. Svetlana. Jei du snakker norsk, aš ir tu kalbame norvegiškai, kažkas tokia. Taip, taip. Taip, aš ir tu, vi snakker norsk. Mes kalbame norvegiškai. Gerai, Ryte.
Hablo o Gloria snakker spansk. Spansk. Ja. Vi snakker spansk. Atsiprašau, dar kartelį pakartokit. Vi? Ne. Ne, de. De De. snakker. De snakker spansk. Išverskime. Pablo ir Gloria šneka ispaniškai. Jie šneka ispaniškai. Gerai. Taip, tęsiam toliau. Pauliau. Du og Monika bor i Norge. Tai čia dere bor i Norge? Taip, dere bor i Norge. Verskim. Tu ir Monika atvykote, ne, gyvenate Norvegijoje? Jie gyvena Norvegijoje. Jūs gyvenate Norvegijoje. Jūs gyvenate Norvegijoje. Gerai. Dabar šiek tiek prisiminsime esamą laiką. Praeitą kartą kalbėjome, kad esamasis laikas tai yra plus R raidė. Ne? Snakker, skriver, leser. Išskyrus turėjom keletą išimčių, kurias šiandien pabandysim prisiminti. Dabar žiūrėkime, turime ryškiau parašytą žodį bendratimi. Jums reikia iš bendraties padaryti esamą laiką ir pasakyti, ką reiškia tas sakinys, jeigu įmanoma. Tai Remigijau, bandykime. Hvor jobber du? Tai kur dirbi tu? Taip, tik tai ryškiau ištarkim tą raidę. Hvor jobber du? Jobber, jobber, jo. Taip, ir kur tu dirbi. Hvor jobber du? Gerai, Dariau. Når drikker dere te? Tik tai te. Når drikker dere te? Te. Kada gerite jūs arbatą? Kada jūs gerite arbatą? Gerai. Gerite. Taip, sekundėlę turiu galvą. Taip, kada jūs gerite arbatą? Taip, tęsiam toliau, Liutaurai. Negirdim, Liutaurai. De kommer fra Afrika. Gerai. Jie atvyko iš Afrikos. Jie atvyko iš Afrikos. Taip, jie atvyko iš Afrikos. Gerai. Ilona. Šitas sunkus bus tikriausiai. Tai čia bus vėl lager indisk mat. Lager indisk mat. Ir ar pavyktų išversti? Nelabai gausis. Lager tai yra gaminti. Mes gaminame indišką maistą. Taip, mes gaminame indišką maistą, teisingai. Bet tai mokytojas žodis lager, tai dar ir sandėlys reiškia, jeigu taip šnekant. Kaip tik norėjau tą ir sakyti, kad lager tai yra tiek veiksmažodis gaminu, tiek daiktavardis sandėlys. Tas pats žodis absoliučiai. Tačiau pagal kontekstą suprasis, kur sandėlys, kur gaminu. Gerai, tęsiam Lukne, grįžkim vieną sakinį atgal. Vieną sakinį atgal. Jeg spiser mye fisk. Aš valgau daug žuvies. Gerai. Dabar žiūrėkite, mes buvom išmokę žodį mangė. Ir kur mes jį buvom suteikę? Mangetak? Mangetak, taip. Dabar dar vienas žodis myja. Taigi mangė ir myja trumpai užsimenu, kuo jie skiriasi. Abu tai reikštų daug. Tačiau mangė naudosite su suskaičiuotinais žodžiais. O myja su nesuskaičiuotinais. Dabar sakysit, bet nesąmonė, taigi žuvis galim suskaičiuoti. Norvegai žuvų negali suskaičiuoti, jie sako myja fisk. Tikriausiai turi labai daug žuvų ir todėl sako myja.
Na, o žodis ačiū kaip ir nelabai suskaičiuojamas, tai šitą tiesiog prisiminkite kaip išimti, kad mangetak. Bet jeigu kalbėsiu apie sniegą, apie lietų, apie bet kokį gėrimą, sakysiu myja. Pavyzdžiui, myja snö, daug sniego. Myja von, daug vandens. Myja rain, daug lietaus. Ką suskaičiuojam? Tai mangė epler, daug obuolių, mangė venner, daug draugų ir taip toliau. Ko dar keista, kad nesuskaičiuoja norvegai, tai norvegai nesuskaičiuoja žuvų, kas keista. Nesuskaičiuoja žodžio daržovės, sako myja grønnsaker. Nesuskaičiuoja žodžio vaisiai, myja frukt. Dar nesuskaičiuoja pinigų, myja penger. Taip, tai šitus prisiminkite. Taip, tai vi, jeg spiser mye fisk, aš valgau daug žuvies. Gerai, tada taip, tęsime toliau, Svetlana. Va sėrdu. Taip, pasierdi. Ką sakai tu? Ar Teisingai. Taip, ką tu sakai? Masierdi. Gerai, Vytė. Var betir. Taip, Di. patirdė. Ką? Taip, šitą klausimą noriu, kad visi užsirašytumėt. Va betirdė. Ir jo reikšmė būtų, ką tai reiškia. Va betirdė. Tikrai naudinga žinoti, jeigu kažkokio žodžio nežinosite, tai galite vietoj dė dėti tą žodį, kurį jūs norite išsiaiškinti. Pavyzdžiui, va betir sprok. Ką reiškia kalba? Norim, kad tas žmogus turės paaiškinti. Va betirdė. Tai betį, jeigu tu žodžiu betį, tai tiesiog, jeigu vienas žodis kaip verčiasi. Reikšti. Reikšti? Na, taip. Bendratis. O betyr reikšti, betyr reiškia. Gerai, ir taip. Dabar kieno klausiu, Gyčio, man atrodo, ne? Jūsų klausiu. Taip, tai tada Pauliau. Det går på norsk. Taip, tai Norsk. Škuš. Jie eina į norvegų kursus? Ne, jie mokosi. Nežinau. Eina. Dabar žodis go yra eiti ir labai daug kas galvoja, kad būtų atitikmuo kaip go anglų kalboje. Ne, nebus. Go yra tik tai eiti pėsčiomis. Tarkim, aš einu pėsčiomis į darbą, aš einu kažkur tais pėsčiomis. Jeigu aš važiuoju į darbą, tai jei drar po jau važiuoju į darbą. Negori, nebent jūs einat pėsčiomis. De går på norsk, jie eina į norvegų kursus. Taip, tęsiam Remigijau. On varer spansk. Na, čia jau išimtis, gal prisimenat, kaip sutrumpėja. Ar. Ar. Taip. Hun, ar. Varer. On varer spansk. Ne, ikke varer. Ar. Hun, ar. Spansk. Varer. Aha, ir Remigijau pavyktų išversti. Ar būsi, kaip čia, ar moki ispanų, ar būsi Hun, ar spansk, tai šiek tiek padėsiu. Tai ji yra Ispanė. Ispanė. Taip, hun, ar spansk, ji yra Ispanė. Gerai, Dariau, taip pat išimtis papuolė. Išimtis. Aš šitos išimties, man atrodo, neužsirašęs, tai galvoju, kad nežinau, Gerai, tai gal tada mums padės Liutauras, gal jisai užsirašęs? Negirdim, Liutaurai? Ja. Neatsimenu irgi.
Nuo salės pagalba gal kas žino. Vieną raidę nubraukti reikia paskutinį. Bet Jo, paskutinę raidę reikia nubraukti, tai dar jau kaip skambės. Jor, Taip, vojur, dėreno. vajor, dėreno. Ar įsivaizduojam, ką reiškia? Ką jūs darote čia? Nežinau, Taip, ką jūs veikiate dabar? ką jūs veikia dabar. Taip, vojur, dėreno. Taigi, jure yra daryti, veikti, tampa jur. Darau, veikiu. Taip, litaurai, taip pat išimtis. Jeg vet ikke noen om Norge. Taip. Ir ar pavyktų išversti? Aš nežinau, ką reiškia noe, Ko nors. ko nors apie Norvegiją. Nu jo, gaunasi nesąmonė, ne? Aš nežinau ko nors apie Norvegiją. Tai mes logiškiau verstume, kaip aš nieko nežinau apie Norvegiją. Mhm. Dabar, kodėl čia taip yra parašyta? Kodėl nėra žodžio nieko? Norvegų kalboje gali būti tik vienas neiginys sakinyje. Tai jeigu turite ikke, tai yra neiginys, tai jau žodžio niekas nebegalės būti. Tik vienas neiginys sakinyje. Todėl jie ir sako, aš nežinau ko nors apie Norvegiją. Aš nieko nežinau apie Norvegiją. Ilona, taip pat išimtis. Jeg spør ofte læreren. Tai čia spør tai klausti, tai aš nežinau, žinokit, kaip išversti. Taip, gal kas padėtų? Aš klausiu. dažnai mokytoja, aš klausiu dažnai mokytoja. Jo, va net chorą teisingai. Aš dažnai klausiu mokytoją. Taip, aš dažnai klausiu mokytoją. Ofte reikštų dažnai, spør, klausiu, læreren, mokytojas. Ir dažnai klausiu mokytoją. Jeg spør ofte læreren. Gerai. Dabar, pavyzdžiui, pasižiūrėjus į šitus sakinius, ką mes galim pastebėti. Taip, mes galim pastebėti, ką? Kad mes lietuvių kalboje, žiūrėkite, kai verčiame, kur tu dirbi, kada jūs geriate. Taip, matom, kad pas mus antroje vietoje yra daiktavardis. Norvegų kalboje antroje vietoje yra veiksmažodis. Taigi turėtume tiesiogiai versti, kur dirbi tu, kada geriate jūs arbatą. Antroje vietoje veiksmažodis. Šiandien apie tai dar daugiau kalbėsim. Taip, bet atkreipkite dėmesį. Gerai, gal norite ką nors paklausti? Kol kas klausimų nėra, tai dar šiek tiek prisirinkime veiksmažodžių. Ir vėl, duota bendratimi mums reikia padaryti esamuoju laiku. Tai reiškia plius R galūnė arba išimtis, ar ne? Taigi, pradėkime. O stover. O stave, tai tampa kaip? Staver. Kaip sakot? Kaip tampa? O stave tampa? O staver. Ne, o nebereikia, tai tiesiog tampa staver. Staver. Ja. Tikriausiai naujas žodis, bet galbūt kas nors žino. Nežinau. Gerai, tada rašomės. O stave yra sakyti paraidžiui, staver sakau paraidžiui. Ir prie to pačio galime užsirašyti klausimą. Hvordan staver du det? Hvordan staver du det? Ir verštųsi, kaip tu tai sakai paraidžiui. Kaip tu tai sakai paraidžiui? Hvordan staver du det?
vietoj to D galite dėti bet kokį žodį, kurį norite, kad jums pasakytų paraidžiui. Pavyzdžiui, Vurdan staver du Darius. Kaip tu sakai paraidžiui Darius? Ir Darius sako D-A-R-I-U-S. Ne? Tai reiškia, pasako paraidžiui. Taigi, Vurdan staver du. Ir bet kokį žodį dedat. Kaip tu sakai paraidžiui? Gerai, Pauliau? O jore, tai gaunasi jor. Jor. Nu, dar kartelį, ką jis reiškia? Darau. Taip, teisingai darau arba veikiu. Remigijau? Elsker. O elsker. O nebereikia, tai tiesiog elskir. Ir ką reiškia? Elsker. Ar žinome, ką reiškia? Su meilė susiję. Jo, greitai galėsite Mylimoji. Na, myliu. Elsker dar. Taip, jei elskir dai. Taigi, o elskė, elskir. Gerai. Dariau? Naujas žodis, o spilė. Spiller. Spiller. Dažniausiai tie, kas moka vokiečių kalbą, iš karto išsiduoda, kai ištaria šitą žodį, nes visi taria špilė. Ne, bet čia yra spilės raidė. Spilė tai yra žaidžiu arba groju. Taip jis iš viso atitikmo kaip anglų kalboje play. Tiek žaidžiu, tiek groju. Bet spilę tai naudojate arba komandinis žaidimas, futbolas, krepšinis, kažkoks komandinis žaidimas spilė. Arba su kompiuteriu žaidžiate, tada irgi spilė. Bet jeigu žaisite su vaiku, su katinu, tai sakysite oliekė. Irgi to pačiu užsirašom, oliekė, tai yra žaisti. Bet čia jau turime su vaiku, su katinu, ne komandinis žaidimas. Taigi, jeigu žaidžiu, tai liekir. Tai du žodžiai, kurie turės vienodas reikšmės, žaidžiu, bet naudosite skirtingai. Tarkim, jei spiller futbol, aš žaidžiu krepšinį. Gerai, tęsiam toliau ir Liutaurai. O jobe dirbti, jober dirbu. Labai lengvas papuolė, tai dar vieną bandykim. O jelpe padėti, jelper, atvirkščiai kaip čia ne, jelpe padedu, jelper padėti. Taip, tai atvirkščiai, jelpe padėti, jelper padedu. Aha, Ilona. O hilse ir hilser. Hilser. Nežinau reikšmės. Higeli o hilse padai. Malonus susipažinti. Taip, tai o hilse susipažinti, hilse susipažįstu. Taip, susipažįstu. Arba pasisveikinu. Kaip sakiau, pagrindinė šito žodžio reikšmė yra pasisveikinu. Hilse. Gerai, tęsiam toliau, Lukne. O likę. Taip, mėgstu. Taip, elskė jau turėjome, tai dar kartą užrašau elskė ir myliu. Taip, na, Lukne, dar vieną bandykime. O dra. Ne, tiesiog plius yra raidė. Drar. Okay. Nežinau, ką reiškia. Važiuoju. O šiorė irgi važiuoju. Ar jie Šiorė važiuoju arba vairuoju. O čia drar, kai važiuoju, vykstu. Taigi, aš važiuoju į darbą, tai jie sakys, jei drar po jobu. Jei drar po jobu. Tak. Hei, Svetlana. O si ir būtų sier. Sier. Taip, Sier.
Osi sakiau. Ser sakau. Taip, aha, tai dar vieną pabandykime. O bejinė ir būtų. Dabar gal bejinė ar nelabai Taip, gal. taip, taip, viskas gerai, bejiner. Ir ką reiškia? Pradedu. Taip, labai džiaugiuosi dėl tarimo. Bejinė, bejiner. Gerai, Gyti. O sporė. Sporė. Ne, išimtis. Išimtis. Spor. Spör. Taip. Spor. Ką reiškia? Klausau. Klausiu. Čia klausiu, tarkim, mokyt, ar ne? Spör. Pabandykim Gyti dar vieną. O svarė. Tai būtų sporer. Svarer. Svarer. Ar įsivaizduojam, ką reiškia? Nežinau. Atsakau. Atsakau. O svarė atsakyti, svarė atsakau. Pauliau? O smilė? Tai smilė. Tai čia šypsotis gal kažką. Taip, teisingai. Ir dar vieną pabandykime, Pauliau. O le. Ir bus ler. Ler. Ir tai čia mokytis gal ar mokausi? Ne, tai nežinau. Jokiuosi. Nu tai. O le, ler. Gerai. Remigijau? Larer. Larer. Taip, ir ką reiškia? Mokytis. Aš mokausi. Mokausi. Taip, ir dariau? O lėse. O lėser. Leser. Taip. Tai mokytis ir mokausi. Lare yra mokytis, o leser. Atsiprašau, skaityti. Taip. Taip, teisingai, skaitau. Skaityti, skaitau. Taip. Gerai. Taip, sekundėlę. Lygoju. Gal yra klausimų? Ne. Gerai. Taip, tada perinam toliau ir dar vieną kartą padirbėsime su veiksmažodžiu. Ir šiandien užteks. Vėlgi prisirinkime žodžių. Vėlgi padarykim esamuoju laiku ir pasakykime, ką reiškia. Liutaurai, pradėkime. O sitter. Tai čia gal atsisėsti. Taip, sėdžiu. Teisingai. Sitte, sėdėti, sitter, sėdžiu. Ilona. O spiller. Žaisti ir žaidžiu. Taip, jau šiandien šitą turėjom, tai sekantį. O betaler. O betaler. Tik tai o nebereikia. Betaler. Oi. Nepasakysiu, žinokit. Gal ką žinote? Mokėti. Mokėti gal čia, bet moku. Moku. O betalė sumokėti, betaler sumoku. Lukne. O bur gyvenu. Gerai, dar vieną. O klager kažkas suskundimusi, Taip, skundžiuosi. Kažkaip visada, kai kažko paklausiu šito žodžio, visi žino. Turbūt visi žino, kad norvegai mėgsta skųstis. Klager. Gerai, tęsim Svetlana. O kjoper. Perku. Tik tarimas man nepatinka, būtų Kjope. šiope. Atsiprašau. Gerai, šiope ir perku. Lyte. O draja. Drar, ja. Ir ką reiškia?
Šiandien jau turėjom, važiuoju. Važiuoju. Gerai, Pauliau. O dromė. Tai dromer? Drömer. Dromer. Dromer. Nežinau, ką reiškia. Gal kas spės. Gal piešti, piešiu, koks ką. Ne. Nepanda. Tarptautinis žodis, gal kas žino? Miegu. Į tą pusę, bet ne. Sapnų, svajoju. Taip, Drumsu. svajoju arba sapnuoju. O drömer, drömer. Gerai, toliau Remigijau. Tik tai įsijunkite garsą, Remigijau. O arbeider, arbeider. Arbeider, taip, ir ką reiškia? Aš žinau, ką reiškia? Dirbu. Dirbu. Taip, ir jobber ir arbeider reikšta tą patį, kurį norit, tą ir naudojat, kuris labiau patinka. Arbeider, arbeider. Taip, toliau dariau. O fikse. O fiks. Aš vėl su to o. Fikser. Fixer. Tai sutaisyti, sutaiso. Taip, sutaisau, suremontuoju, taip, sutaisau. Gerai, Liutaurai. Vėlgi įsijunkite garsą, nes kol kas negirdim. O forsto ir forstor. Forstor, taip. Forstor. O foršto? Forstor. Stovėti. Ai, suprantu. Tai Suprantu. irgi žodelį žinokite, pirmam skyriui tikrai reikės jo. O foršto suprasti, forstor suprantu. Taip, Ilona. O vite ir vite. Nai, išimtis. Bet. Bet. Ir ką reiškia? Žinoti ir žinau. Ir dar vieną pabandykime. O vinne ir bus vinner ir šito nežinau. Irgi toks tarptautinis iš anglų kalbos. Laimėti. Laimėti. Taip, teisingai. O vinne Ir laimėti. Ir laimiu. Taip, Lukne. Oliver. Išeinu, palieku. Nai. Ne? Meluoju. Meluoju. Labai panašiai su anglų. Panašu, bet nebe. Ne, Olive, meluoti, lyver, meluoju. Taip, tada, esam toliau. Svetlana. O liopė. Lioper. Liuper. Bet ką reiškia, tikrai nežinau. Bėgu. Bėgu. Remigijau, iš jūsų labai nugarsiai, aš jūs pritildau. O liuper, bėgu. Gytė. O minė. Miner. Čia tikriausiai bus visiems naujas, tai prisimenu. Kalbos apie prisiminimus, atsiminimus, miner. Ir aš prisimenu tave, sakyčiau, jei minerdai. Taip, Pauliau. O maler. Tai dažau, man atrodo, dažyti. Tai tikrai nereikia tos o raidės. O jo, maler. Taip, dažau. Bet čia ne veidą dažau, sienas dažau, lubas dažau, ar ne kažkas. O tai maler tai ir dažytas, man atrodo, ar neskaitosi Jo, žmogus? tas pats. Taip. Gerai, Remigijau, tik įjunkite garsą. O liar. Nežinau, ką reiškia.
Taip, tai būtų tik tai be o raidės, nes be o raidė yra bendratis, tai mums nereikia jos, tai lair. Gal kas žinote? Maloj. Namuojasi. O laja, namuotis, lair, namuojusi. Taip, dariau. Oha. Har. Arės. Buvo lygiai šitas, tai turėti, turiu. Teisingai, gerai. Liutaurai. O jį ir jir, Jiri. Taip. tai duoti ir duodu. Teisingai, gerai. Ir Ilona. Tai o kome ir komer, nežinau, čia gal ateiti ir ar atvykti. Atvykstu. Taip. Jei kommer fra Litauen, manęs tiksliau iš Lietuvos. Gerai, irgi įdedu. Tai tuos, kurie žodeliai buvo nauji, būtinai dar kartelį pasižiūrėkite. Pamoka įrašoma, tai galėsite pasižiūrėti, bet ir yra viskas bendrame faile, ką darėme. Gerai, sekundę. Taip, na, o dabar kol kas padirbsite poromis, suskirstysiu jūs į poras ir reikės pabandyti sukurti pokalbį tarpusavyje. Tai turėsite vienas kitą išklausinėti šių klausimų. Kuo tu vardu, kur gyveni, iš kur atvykai, kokiamis kalbomis kalbė, kaip sekasi, na ir panaudoti vieną mandagumo frazę. Tarkim, malonu susipažinti, malonu tave matyti ir panašiai. Dabar žiūrėkite, gausite pakvietimus į kambarius ir turėsite šiek tiek laiko pasitarti, kas ką kalbės. Ir taip, sekundėlę. Ir po kiek laiko vėl grįšim atgal ir pabandysime pakalbėti. Taip, sekundę. Gerai, taip, ir dabar priimkite pakvietimus ir sėkmės ruošiantis, neužilgo susitiksim vėl. Taip, matau, Liutaurai, jūs nepriėmėte. Liutaurai, ar girdite mane?
Taip, o Pauliau, matau, kad buvote vienas, Liutauras, tuo sekundėlę. Liutaurai, ar girdite mane? Jeigu kalbate, įsijunkite garsą, Liutaurai. Pauliui jum irgi neleidžia, nesvarbu, Pauliui dar kartelį. O dabar turėjo iškristi jums. Na, Pauliau, ar pavyksta įjungti garsą? Mm. Labai keista, nes matau, kad kiti šneka, tai tada minutėlę dar palaukime, kol kiti tada sugrįš ir tada pabandykim. Pabandys tiesiog pasikartokite šiuo metu tada frazeles ir galėsim pabandyti ekspromptu. Girdit mane mokytoją? Aha, dabar girdžiu ir O, atsirado viskas. Taurai, dabar aš irgi jums siunčiu prašymą įjungti garsiakalbį. Kažkas čia buvo užkibę, nežinau. Liutaurai, atrašykite man, ar gaunate kokią nors žinutę, kad, tarkim, įjungite garsą, nes aš vis prašau. Kol kas Liutauras nieko nematau, nereaguoja. Gerai, taip, sekundėlę dar tada gaunu žinutę, bet garsas neatsiranda. Liutauras, pabandėte prisijungti atgal? Atsijungkite ir prisijungkite vėl, galbūt suveiks. O mokytoja, Taip. Higelį, o trefedai, tai čia ir malonu susipažinti tinka. Trefe būtų sutikti, malonu tave sutikti. Nesutikti, o tai Higelį, o... Tai kaip sakyti, Higelį, o... Sutiktis. Ne. Nu, žodžiu, gerai. Tai gerai, klauskite dar kitą. Higelio trefedai, malonu tave sutikti. O kaip pasakyti malonu susipažinti? Nerandu nieko. Aha, Higelį, o Hilse padai. Higelį, o Hilse padai. Taip, dabar atsimenu. Gerai. Sekundę, laukiam Liutaurą. Mhm.
Liutaurai, aha, garsas išjungtas, vėlgi pabandykite įjungti mikrofoną. Na, čia tikriausiai tada turbūt Liutaurai pas jūs, nes šiaip matau, kad kiti kalbasi. Gerai, sugrąžinu tuomet kitus, jau tikiuosi bus pasiruošę. Gerai, matau, jau grįžtam po truputėlį. Gerai, sulaukime visų, kol sugrįšite. Gerai. Taip, Lukne, dar kartelį, su kuo jūs buvote? Dariau. Gerai. Taip, ar pavyko pasiruošti? Aha, tik turiu klausimą. Ar mums reikia palaikyti pokalbį ir ar man tik tai paklausinėti ir jis manęs paklausinės, ar mes kažkaip turim jį sujungti tą pokalbį? Jūs pabandykite kaip įmanoma sujungti, ne, kad būtų tarsi pokalbis tikras. Bandysim. Gerai. Tai Gerai, mes pradedam. jūs pradedate. Tada pradėsiu aš. Hallo, Hei. vad heter du? Jeg heter Darius. Og du? Jeg heter Lukne. Hvordan går det? Det går ganske bra. Hvor kommer du fra? Jeg er fra Litauen. Ok, hvor bor du? Jeg bor i Kretinga, og du? Jeg bor i Narvik. Hvilke språk snakker du? Jeg snakker engelsk. Litauisk og litt norsk. Og du? Jeg snakker engelsk, litauisk, russisk og litt norsk og fransk. Hyggelig å treffe deg. I like måte. Ha det bra. Ha det. Gerai, šaunuoliai, mano tušės lapukas, gerai, puikiai. Tik tai, aišku, tik tai nepamirškite, kol kas dar nenaudokim vien to odiu, šiek tiek pabandykim pilnais klausimais, gerai? Gerai, bet taip, tai gerai, puikiai. Na, Gytė su Ilona. God kveld. Hei. Hva heter du? Jeg heter Ilona. Hva heter du? Jeg heter Gytis. Hvor kommer du fra? Jeg kommer fra Litauen. Hvor kommer du fra? Jeg kom...
Palaukit. Jeg kommer fra Litauen. O kaip, pavyzdžiui, pasakyti, kad taip pat? Også, rašysim okso, sakysim også. Jeg kommer fra Litauen også. Hvor bor du? Jeg bor på Bakker. Hvor bor du? Jeg bor i Vilnius. Hvilket språk snakker du? Jeg snakker litauisk, engelsk og litt norsk. Hvilket språk snakker du? Jeg snakker litauisk, engelsk, polsk, russisk og litt norsk. Taip, tuoj. Hvordan går det? Det går fint. Hvordan går det? Det går ganske bra. Hyggelig hilse på deg. Hyggelig. Gerai, puikiai, šaunuoliai. Na, susišnekėjote, tik tai dar šiek tiek pakartokime klausimą, kokiom kalbom kalbėtų. Tai vilkė språk snakker du. Vilkė språk snakker du. Gerai, puikiai. Taip, ir Remigijus su Svetlana. God dag. God dag. Hvor bor du? Oi, gal ne to pradėjau, atsiprašau. Va heter du? Jeg heter Remigijus. Hva heter Hvor, jeg heter Svetlana. Hvor bor du? Jeg bor på Klokstad. Hvor bor du? Jeg bor på Eidsvoll Verk. Hvor kommer du fra? Jeg kommer fra litauisk. Hvor kommer du fra? Jeg også Litauen. Hvilket språk snakker du? Jeg snakker litauisk og russisk. Hvilket språk snakker du? Jeg språk snakker litauisk, russisk og litt norsk. Hvordan går det? Det går veldig bra. Hvordan går det? Panašu. Altså, det går bra, det går fint. Det går fint, takk. Hyggelig å hilse på deg. I like måte. Gerai. Ha en fin dag, Remigijau. Fint dag. Nežinau, dar tokių. Irgi į lygią modę galima, ne? Lygią modę. Gerai. Na, dabar su ta Lietuva, su ta lietuviu šiek tiek reikia prisiminti. Taigi, jeg kommer fra Litauen, ikke litauisk. Jeg kommer fra Litauen. Tada Svetlana sakėte, jeg også Litauen. Nei. Jeg kommer også fra Litauen. Jeg kommer også fra Litauen. Ir kai atsakėte, jeg språk snakker. Tai jeg snakker, ir nereikia to žodžio språk. Jeg snakker litauisk, engelsk, rusisk ir ten taip toliau. Galit pakartoti su tuo kommer, aš noriu užsirašyti. Aha, tai užrašau. Tai jeg kommer også fra Litauen.
Jeg kommer også fra Litauen, aš taip pat iš Lietuvos. Ir kai atsakote, aš kalbu lietuviškai, tai jei snakker to språk nereikia. Gerai, daugiau pastebėjimų neturiu. Ir, ekspromtu pabandys Paulius su Liutauru. Kuris pradedam? Tai gerai pasakyti. Hi, Liutauras. Oi, ne, hi, tik tai. Hello, Hva heter du? jeg heter Liutauras. Hva heter du? Jeg heter Paulus. Hvor kommer du fra? Jeg kommer fra Litauen. Hvor kommer du fra? Jeg kommer også fra Litauen. Hvor bor du? Jeg bor på Holmastrand. Hvor bor du? Jeg bor i Jūs Bergen. gali dingti iš čia, ar ne? Nu, dar Oi, negalim, dar kokią valandą. atsiprašau, vaikai pastovi specialiai. Kai aš mokaus, jiems visko reikia. Gerai, visi atsiprašom. Taip, tęskim toliau. Lauk, pasimečiau dabar, kur mes jau baigėm. Taip, hvor bor du, sakėte? Okay, Vilket språk snakker du, Liutauras? Jeg snakker litauisk, engelsk og russisk. Hvilket språk snakker du? Jeg snakker også litauisk og engelsk, litt norsk og litt russisk. Hyggelig å hilse på deg, Liutauras. I lygia måte. Ha det. Ha det. Šaunuoliai ir ekspromtu be jokių klaidų. Šaunuoliai, gerai. Taip, keliaujam dabar toliau ir šiek tiek pabandysime padirbėti su klausimu. Dabar žiūrėkite. Jūs turėsite 3 užduotis. Reikės išgirsti, kokiom kalbom kalba jis. Tada antra užduotis, kokiom kalbom kalba ji. Trečia užduotis, kokiom kalbom kalba ji. Tai galime variantai. Estisk, hindi, litauisk, portugisisk, engelsk, spansk. Tai estų, indų, lietuvių, portugalų, anglų arba ispanų. Taip, kiekvieną užduotį klausysime po 2 kartus. Tai galite pasiimti kažkur, kur pasirašysite atsakymus. Tai klausysime po 2 kartus, reiškia, iš viso bus 6 kartus garsas. Taip, sekundę įjungsiu garsą. Taip, ir pasiimkite, kur pasirašysite atsakymus. Kapittel 1. Oppgave 1. Hvilke språk snakker han? Kryss av for riktige ord. Snakker dere spansk i Brasil? Nei, i Brasil snakker vi portugisisk, men jeg snakker litt spansk også. Kapittel 1. Oppgave 1. Hvilke språk snakker han? Kryss av for riktige ord. Snakker dere spansk i Brasil? Nei, i Brasil snakker vi portugisisk, men jeg snakker litt spansk også. Kapittel 1. Oppgave 2. Hvilke språk snakker hun? Kryss av for riktige ord. Jeg er fra India. Jeg snakker hindi og engelsk. Kapittel 1. Oppgave 2. Hvilke språk snakker hun? Kryss av for riktige ord. Jeg er fra India. Jeg snakker hindi og engelsk. Kapittel 1. Oppgave 3. Hvilke språk snakker hun? Kryss av for riktige ord. Snakker du litauisk? Nei, jeg er fra Estland. Jeg snakker estisk. Jeg snakker også litt russisk.
Kapittel 1, oppgave 3. Hvilke språk snakker hun? Kryss av for riktige ord. Snakker du litauisk? Nei, jeg er fra Estland. Jeg snakker estisk. Jeg snakker også litt russisk. Gerai, pabandykime. Taigi, Pauliau, pirmas dialogas. Tai han snakker litt spansk i portugisk. Taip, o portugietis. Portugis. Gerai, Remigijau, antras dialogas. Tik tai junkite garsą. Remigijau, junkime garsą. Antrą dialogą. Vilkės sprak snakė hun. Taip. Čia man reikia atsakyti, kokiom kalbom kalbu. Taip, ką išgirdote? Jo, labai atsimenu. Gerai, gal tada Darius padės mums? Galbūt, biškį man susimaišė, bet jeigu gerai išgirdau, tai Hun snakker portugys ir italiensk. Nai. So, Nai. pirmas dialogas portugisisk, spansk, tada antras dialogas liutaurai. Ką išgirdot jūs? Portugisk ir hindi gal, net neatsimenu, nespėjau rašyti. Jo, tai Estik. Ne. Gerai. Hindi o engelsk. Hindi o engelsk. Taip, indų ir anglų kalba. Ir tada Lukne, trečias dialogas. Estisk, o lit rusisk. Gerai, estisk ir rusisk. Taigi dar kartelį, pirmas dialogas buvo portugisisk, o spansk, antras hindi, engelsk, trečias estisk, o rusisk. Gerai, dar vienas svarbus klausimas, ketvirta užduotis. Vėlgi, kokiom kalbom kalba, vėlgi reikės išgirsti, šitą klausimą klausysime 2 kartus iš karto. Ir tada klausysime 5 užduoties. 5 užduotyje bus 3 dialogai A, B, C. Jums reikės išgirsti, kokį žodį jums sako paraidžiui. Ir klausom. Iš karto 4 užduotį 2 kartus. Kapittel 1, oppgave 4. Hvilke språk snakker han? Kryss av for riktige ord. Jeg er fra Sveits. Jeg snakker tysk og litt italiensk. Jeg forstår ikke fransk. Kapittel 1, oppgave 4. Hvilke språk snakker han? Kryss av for riktige ord. Jeg er fra Sveits. Jeg snakker tysk og litt italiensk. Jeg forstår ikke fransk. Na, Svetlana, ar išgirdote? Negirdim, Svetlana? Ir tysk, o lit italiensk iki prancūzų, nežinau kaip ištarti. Tai atsakymai tysk, o italiensk, vokiečių ir italų. Gerai, klausoma 5 užduotį. 5 užduotį klausysime 2 kartus. Kapittel 1, oppgave 5. Hvordan staver du det? Hør på dialogene A, B og C, og skriv ordet. Dialog A. Hvilke språk kan du? Hva betyr språk? Snakker du engelsk eller spansk eller… Engelsk og litt norsk. Men hvordan staver du språk? S, P, R, Å, K. S, P, R, Å, K. Språk. Takk skal du ha.
Dialog B. Hvilke språk snakker du? Punjabi, engelsk og norsk. Punjabi? Hvordan staver du det? P-A-N-J-A-B-I. P-A-J? Nei, P-A-N-J-A-B-I. Punjabi. Kommer du fra India? Nei, fra Pakistan. Dialog C. Hva heter du? Astrid Olsen. Hvordan staver du Astrid? A-S-T-R-I-D. En gang til. A-S-T-R-I-D. Takk skal du ha. Kapittel 1. Oppgave 5. Hvordan staver du det? Hør på dialogene A, B og C, og skriv ordet. Dialog A. Hvilke språk kan du? Hva betyr språk? Snakker du engelsk eller spansk eller… Engelsk og litt norsk. Men hvordan staver du språk? S, P, R, Å, K. S, P, R, Å, K. Språk. Takk skal du ha. Dialog B. Hvilke språk snakker du? Punjabi, engelsk og norsk. Punjabi? Hvordan staver du det? P-A-N-J-A-B-I. P-A-J? Nei, P-A-N-J-A-B-I. Punjabi. Kommer du fra India? Nei, fra Pakistan. Dialog C. Hva heter du? Astrid Olsen. Hvordan staver du Astrid? A-S-T-R-I-D. En gang til. A-S-T-R-I-D. Takk skal du ha. Gerai. Gyti, pabandykime A dialogas. A dialog sprok. Sprok. Taip, teisingai. Taip, Pauliau, B. B buvo Punjabi. Punjabi. Prašom Punjabi, sakom Punjabi. Taip. Ir Dariau C. Astrid. Astrid. Gerai. Taip, dar galime persikelti prie pratybų. Paliksime žodžių tvarką kitai pamokėlį, kadangi jau nebespėjame. Gerai, sekundę. Pratybose padarysime 13 užduotėlę, jeigu kas turite. Gerai. 13 užduotį reikia padirbėti su įvardžiais. Tai A dalis arba jai, arba du. Tai arba aš, arba tu. Taip, tai jeigu įmanoma, Remigijau visą A dalį. Man reikės A dalį. Jo, visą tą A dalį. Čia būtų hva heter du, jeg heter Ovind, hvor kommer du fra,
Jeg kommer fra Bodø. Mhm. Hvor kommer du fra, Samira? Jeg kommer fra Syria, fra Aleppo. Gerai. Taip, tada tęsiam toliau, sekundėlę. B dalį norėčiau, kad pabandytų Ilona. Hun, han arba de. Tai hvor kommer Øyvind fra? Čia Øyvind, tai čia jis, tikriausiai bus. Taip. Tai han kommer fra Norge. Gerai. Hvor kommer Samira fra? Hun kommer fra Syria. Hvor bor Samira og Øyvind? De bor i Norge. Taip, de bor i Norge. Gerai. Tada C dalį. Lukne, pabandykime. Vi, dere arba de. Hvor kommer dere fra? Ne, hvor kommer Ne, pokerė prieš tai dere. Hvor kommer dere fra, Samira og Karim? Samira og Karim, de kommer fra Syria. Ne, tai jie atsako, tai mes. Vi kommer fra Syria. Snakker dere arabisk? Ja. Vi snakker arabisk, engelsk og litt norsk. Samira og Karim kommer fra Syria. De snakker arabisk, engelsk og litt norsk. Dere. Taip, de snakker arabisk, engelsk og litt norsk. Gerai. Taip, keliaujame tada toliau, dar šiek tiek sumažinom. Ir taip. Turime dabar užduotėlę, tai pasakysiu skaičių, 8 užduotį. Turime klausimą, mums reikia rasti tam klausimui atsakymą. Taip, tai pabandykime, Pauliau, vieną klausimą. Det Kristina Medkei eller kaip šį? Meko eller ho? Aha, tai Medke. Meko. Medko. Liutaurai. Ką čia dabar reikėtų padaryti? Jums žiūrėkim klausimas. Vurdant stavardė. Jums reikia rasti atsakymą, kada pusė. Tai čia man dabar antrą? Vurdant stavardė. Vurdant stavardė. Tai čia būtų Kristinė? Taip, tas paskutinis, ar ne? K-R-I-S-T-I-N-E. Taip. Ilona. Palaukit, pasimečiau. Hvor kommer du fra? Hvor kommer du fra? Fra Norge. Taip, Ugne. Hvor bor du i Harstad? Svetlana. Snakker du fransk? Nei, men jeg snakker engelsk. Gerai. Taip, tai šiandien būtų tiek, nemažai padarėm, ar ne, tai ką reikės pasižiūrėti, tai bendram faile turime daug veiksmažodžių, kurie yra nauji, tai tuos veiksmažodžius pasimokinkite, taip pat pasikartokite tos visus žodelius, tos klausimus, ne klausimuosius žodžius, apie orus pristatymus, tai ką mes jau prieš tai mokėmės. Ir sekančią pamokėlę praeisime žodžių tvarka, su jie šiek tiek padirbėsim ir baiginėsime jau pirmą skyrių. Ar būtų kokių nors klausimų? Ne, gal. Ne. Gerai. Taip, tuomet šiandien būtų tiek, tada gražios kitos savaitės ir iki kitos visės. Ade. Ade.